geras pasiūlymas yra visai kiti dalykai. Vienam tai gali būti didžiulė pinigų suma, kitam gali būti labai geros sąlygos, įvairūs bonusai, dar kažkas. Tai aš tiesiog palieku tą apibrėžimą geras, kiekvienam spręsti pagal save. Mes skubėjom ir rašėm kiekvieną diktuojamą sakinį dėstytojų. Literatūra buvo tik tai rusų kalba, vienas kitas vadovėlis išleistas lietuviškai. Tai mano disertacija yra universitete, pirmoji disertacija apginta su PowerPoint skaidrėmis. Visi pragyvenom tą labai keistą periodą ir kažkokios tokios pasekmės turbūt nuo jos kažkada ir išlys. Mes einame į mokyklas su ta žinia apie inžineriją, tiek ir STEAM klasės egzistuoja dabar ir tikrai, kai nuvažiuoji į tas mokyklas, kur tos klasės yra, tai kokį inžinerinį klausimą paklausi ir gauni atsakymą iš tų jaunų žmonių. Sveiki sugrįžę į inžinerijos tandemą. Šiandien mes jau, kaip matote, esam visai kitokiam išpildyme. Šiandien man kompaniją palaiko mano kolegė Laura. Na, Laura, o kas pas mus šiandien svečia studijai? Šiandien laidoje turime naują svečią, tai yra gamybos inžinerijos krypties studijų programų vadovė Regita Bendikienė. Labą dieną. Labą dieną, Regita. Malonu matyti. Kaip sekasi? Kaip diena? Na, diena praėjo, kaip ir tiksliau diena startavo su tikrai dideliais darbais, nes dalyvaujame Erasmus Plus projekte ir organizuojame studentams savaitę mokymų kovo mėnesį, tai turime tikrai labai puikų koordinatorių šito projekto, tai jisai mums neleidžia miegoti, neleidžia būti be darbo, tai tikrai teko įsijungti šitas veiklas. O dabar aš čia laidoje kartu su jumis. Smagu, kad skyrėte laiko apsilankyti laidoje. Tikrai smagu ir kaip ir pati paminėjote, Regita neleidžia miegoti, tai čia iš tos serijos galima pritemti, kad ir mes labai daug šnekam apie savikontrolę, discipliną. Na, tai panašu, kad ir pas jūs kasdienybė jos tikrai netrūksta. Na, tikrai, mano disciplina yra labai griežta, aš mėgstu tokius rutininius darbus ir aš į rutiną žiūriu kaip į pozityvų dalyką, ne kaip į negatyvų, nes, na, lietuviškai žodis skamba labai negatyviai. Jeigu rutina, tai reiškia neįdomu, rutina, tai reiškia jinai vargina, rutina, tai reiškia jinai gali būti primesta kažkieno, o mano rutina aš išsiverčiu iš anglų kalbos. Rutin tai yra tvarka. Tai yra tai, kas sustatyta į tam tikrus tiesiog stalčiukus sudėliota ar sustatyta į tam tikrą tvarką. Tai ta rutina man leidžia, aš taip galvoju, kad man leidžia padaryti labai daug. Todėl, kad aš darbų stengiuosi neatidėti kitai dienai, darbų stengiuosi padaryti čia ir dabar. Ir jau kaip minėjau, jeigu TEDi projekto koordinatorius kreipiasi į mane, kad reikia pristatyti kažkokį darbą, tai aš jį pradedu čia ir dabar, tada kitus darbus šiek tiek padedu į šalį. Tai tokia rutina, gal kažkam jinai varginanti būtų, bet aš taip įsivaizduoju savo darbą. Tokio požiūrio į discipliną, na, turbūt galėtų pavydėti kiekvienas. Ir toksai mąstymas, na, turbūt jisai atėjo ne iš karto ir tas kelias iki dabartinio mąstymo, iki dabartinio būvio vis tiek buvo, pradėkim sakyti, nuo to kelio kaip studentės. Gal galėtumėt papasakot, koks buvo jūsų kelias nuo studentės iki dėstytojas? Aš gal žinokit pradėčiau šiek tiek dar ir anksčiau, nes kai dabar jau žiūriu į savo gyvenimą, jau galima dabar atsisukti su tą patirtim, kurią turiu, tai mano ta rutina jau prasidėjo seniau ir ta disciplina. Aš lankiau muzikos mokyklą ir man buvo piešiama kitokia šiek tiek karjera, tai ten buvo irgi jau rutina, nes kiti vaikai grįždavo iš mokyklos, eidavo į lauką arba padarė pamokas, eidavo į lauką, o man reikėdavo dar eiti į muzikos mokyklą, tai nebuvo tiesiog pamokos, aš turiu diplomą muzikos mokyklos baigimo. Tai vėlgi, tu žinai, kad tu grįžti iš mokyklos, padarai pamokas, eini į muzikos mokyklą, kitą kartą būdavo, kad ta muzikos mokyklos pamokos iki vakaro, tai jau tada susidarė tokia tvarka, ką turėjai daryti. Paskui, kai pradėjau studijas, tai čia gal nebus labai įdomu, mano tos studijos irgi tokios buvo. Aš įstojau į mašinų gamybos fakultetą, nors norėjau studijuoti ekonomiką ir mano tie balai nebuvo tiek dideli, kad galima buvo tiesiai įstoti.
Na, tai visi taip žadėjo, na, po pirmo semestro pereisi atgal į ekonomikos fakultetą, bet kaip žinia, tuometinėme mašinų gamybos fakultete buvo nesunku įstoti, bet buvo labai sunku mokytis. Aš pirmą semestrą baigiau tuometinio vertinimo sistemą 5. Ir aš galvoju, kodėl man reikia eiti į kitą fakultetą, jeigu man čia puikiausiai sekasi. Ir ta tokia rutina, va tokia irgi buvo, grįžti iš paskaitų ir kažką tokio padaryti. Labai mėgdavau ir studentam visada dabar rekomenduoju, padarykit šiandien arba ryt, netidėkit. Tai taip ir dariau pati niekieno neverčiama. Ir tą tokią discipliną aš pati savo susikūriau. Ir manau, aš čia dabar universitete, tai manau, kad ta disciplina, va tokia tvarka, jinai veikia. Ir to išmokiau netgi savo dukras. Jos buvo irgi pripratusios po mokyklos grįžus, iš karto visus namų darbus atlikti, nesvarbu, ar rytoj yra ar nėra ta pamoka. Tai tokia va sistema veikia. Darbai nesusikaupia. Neteina deadline'ai ir galvos neskauda. Tai aš tiesiog taip visiems sakau, kad aš tą darau iš tinginystės. Nes jeigu aš darysiu tą vėliau, aš turėsiu padaryti daugiau. Tai mano taisyklės. Yra toksai pasakymas, kad žmogaus toksai vidinis variklis yra tinginystė, nes per tinginystę viską sukuria. Kaip kažko nedaryti, kad kažkas kitas padarytų, tai ir pradeda mąstyti, kokį įrenginį sukurti ar programą kažkokią. Taip, žinoma. Regita, paminėjot, kad turit ryšį su menu, su muzika, tai turbūt įdomus toksai dalykas, nes mes panašu pritraukiam žmonės ir diskutuojam su žmonėm, kurie visi yra iš inžinerijos pasaulio, bet taip pat ir turi kažkokią meno krypties gyslelę, ar tai fotografija, ar tai muzika, ar dainavimas, šokimas, kaip paskutinis pašnekovas kalbėjo. Tai iš ties toks įdomus pastebėjimas ir labai džiugu iš tikrųjų, kad inžinieriai turi šitą dalyką, nes tai padeda tam tikrą prasme atsiriboti, biškį perjungti tą tokį jau susikaupusį stresą, įtampą nuo visų skaičiavimų, mąstymų, na ir šiek tiek padeda grįžti į tą tokią realybę. Kada pradėjot studijuoti? Koks tai buvo laikotarpis, kaip atrodė visą tai? Tai buvo gūdus 87 metai, 1987, visi prisimenam, jūs nelabai prisimenat, mes vis žinome, kokia tai buvo santvarka, bet tuo metu jau prasidėjo pirmieji judėjimai. Mes, aišku, įstojome į Kauno Antano Sniečkaus Politechnikos institutą tuometinį ir, aišku, studijos buvo absoliučiai kitokios. Jeigu dabar nukeltų mane į tą suolą, tikrai turbūt man taip nepatiktų. Mes skubėjom ir rašėm kiekvieną diktuojamą sakinį dėstytojų. Literatūra buvo tik tai rusų kalba, vienas kitas vadovėlis išleistas lietuviškai. Ir tos studijos, aš negaliu pasakyti, kad jos turėjo tikrai tokį glaudų ryšį su pramonė. Mes, žinoma, atlikome praktiką, kaip ir viskas buvo numatyta, bet kokios galimybės yra dabar studentui, kuris ateina, ir kokios techninės galimybės, kokios galimybės, kaip įmonės nori tų jaunų specialistų, suteikia visas sąlygas, geras darbo sąlygas, geras praktikos atlikimo sąlygas, tai tikrai pavydu. Ką turi dabartinis studentas ir jūs nesenai buvote studentai, tai patys tą žinote, kad tik tai nuo jų pačių priklauso, ar jie išnaudos tas galimybės ar ne. Mūsų atveju tai tų galimybių nebuvo. Mes patys savo turėjome ieškoti realizavimo vietų. Ir tuo metu dar keletą laidų prieš mane, tai dar studentai gaudavo paskirimus. Tiesiog jie būdavo paskiriami kažkokias gamybos įmonės atlikti ne praktikos, bet jau įsidarbinti keliems metams. Aišku, tuo metu aš jau baigiau 92, tai jau viskas buvo pasikeitę, tai per tas studijas viskas mano ir pasikeitė. Ir tuo metu to ūkio nebuvo. Viskas buvo jau kitaip.
įmonių didelių nebuvo, tai nebuvo tam jaunam specialistui, kuris įlieti. Ir tikrai labai gaila, kad tų metinių laidų labai mažai dirbančių pagal specialybę, nes tuo metu reikėjo kažkaip išgyventi. Tai kurie sukūrė savo verslą, taip jie klesti. Tas, kas liko universitete ir pasirinko akademinę karjerą, tai irgi viskas tvarkoje. Na ir aišku, dalis tų mano grupiokų, kursiokų, jie dirba ne pagal specialybę. Tai tų galimybių tokių neturėjom, bet turėjau vieną labai puikią galimybę, jau Lietuva buvo nepriklausoma ir teko sudalyvauti stažuotėje Stokholmo karališkajame universitete. Tai tiesiog buvo Rotary klubo stipendija, tai 2 mėnesiams išvykau ten į tokią stažuotę, bet jau būdama doktorantūroje, jau nebe studentė. Tai tiesiog tikrai buvo tokios kažkokios pirmos galimybės, tokios kaip pirmos kregždės. Žinau, kad Tarptautinių studijų centras, kuris buvo mūsų universitete, tai startavo 92 metais, tai ten turėjo jau irgi nemažai tų dvišalių sutarčių su kitais užsienio universitetais ir Erasmus jau Erasmus mobilumas pradėjo plisti. Tai tas išvažiavimas, jisai toksai irgi buvo labai didelis iššūkis man. Labai didelis iššūkis, kad išvažiuoti į kitą šalį, būti porą mėnesių be šeimos, be vaikų, nes tuo metu jau turėjau dukras. Ir dar viskas anglų kalboje. Dabar tiesiog šypsausi galvodama apie tą situaciją, kokia jinai tuo metu buvo. Bet jau pirmos galimybės jau atsivėrė man studijuojant doktorantūroje, kada jau galima buvo pamatyti pasaulio ir tiesiog iš to viską imti. Tai nuo to karto aš tikrai labai mobili, labai judi, kur tik tai įmanoma, visur važiuoju, visur dalinuosi savo patirtimi, imu patirtį iš kitų universitetų. Aišku, dabar jau daugiau galiu dalintis. Tuo metu, kai pradėjau, tai tik tai imdavau viską, ką galiu paimti, ką pamatau. Iš karto į studijų procesą įvedu. Tai prisimenu Pietų Danijos universitete, kai buvau pirmuose Erasmus, tose nemokymuose, bet dėstymo vizituose. Tai va tenai tuo metu buvo tie, kaip pas mus dabar yra produkto vystymo projektai. Tai tuo metu man buvo tokia didelė naujiena. Dabar mes turime jau vykdome ir tai yra jau, negali sakyti, kad atvežtas kažkas iš kitur, bet tikrai studentams yra puikios galimybės tą daryti. Tai užsiminėte, kad po studijų kai kurie studentai įkūrė savo įmonės, vieni dirbo ne pagal specialybę, jūs pasirinkote akademinę karjerą, kas būtent lėmė tokį pasirinkimą? Labai geras klausimas iš tiesų. Ir jeigu taip prisimenant, ir vėlgi pradėsiu nuo vaikystės, nes turbūt viską užsiprogramuojam tenai ir atsinešam iki dabar. Tai, nebuvo kompiuterių, nebuvo mobiliųjų telefonų, tai kaip vaikai žaisdavo, ką prisigalvodavo, tą ir žaisdavo. Tai aš su savo labai tokia miela pusseserė, mes žaisdavom mokyklom. Mes turėjome žurnalus, mes būdavo mokytojos ir kaip dabar pagalvoju, kad mes ką darydavom, kur dabar labai madingi ir nauji metodai, pasikeitimas vaidmenimis, tai ką mes darėm? Mes jau tuo metu darėm šitos pasikeitimo vaidmenis. Ir tas žaidimas mokykla, kažkoks buvo toksai liktai impulsas, kad norėjau kažkuriuo metu tikrai po pradinės klasės, po pradinės mokyklos tikrai norėjau būti mokytoja. Tiesiog toksai, nes turbūt, kad labai geras pavyzdys mano pradinių klasių mokytojos, tai aš norėjau būti labai panašiai į ją. O vėliau kažkaip truputėlį keitėsi, visą laiką paauglystėje nelabai žinai, kuo nori būti. Ir tas toksai, turbūt, kad iš vaikystės atėjęs noras būti mokytoju arba kažką mokinti kitus. Ir paskui kaip universitete, kaip sakiau, kad man visai sėkmingai sekėsi studijos ir tuo metu vėlgi kaip ta sistema vertėsi iš vienos sistemos į kitą, iš aspirantūros atsirado magistrantūra ir tiesiog man, jau matant mano studijų rezultatus, mano būsimas vadovas ir daktaro disertacijos vadovas man pasiūlė stoti į magistrantūrą. Tai ta tokia jau pasiūlymas studijuoti magistrantūroje buvo jau toksai pirmas žingsnis į tą akademinę ar jau mokslininko karjerą.
Ir kas dar labai man tiesiog imponavo, aš labai mėgstu atlikti tyrimus, gal dėl tos mokėjimo susidaryti kažkokį planą ir tokių rutininių darbų nebijojimą, aš galiu labai daug kartų kartoti tą patį, kad gauti kažkokį rezultatą. Man patinka rezultatus apdoroti, man patinka rezultatus analizuoti, žiūrėti, kas nesigavo, ieškoti kažkokios problemos. Tai turbūt visa tai yra to akademiko ir mokslininko tiesiog darbo rutina. Tai jeigu tai nepatinka, turbūt ir žmogus nesirenka akademinės karjeros. Ir noras kurti, kažką tobulinti, tai mane atrodo, kad visada ir vedė. Tai todėl aš ir čia. Nežinau kaip tu, bet aš dabar 10 kartų dar smarkiau noriu studijuoti. Aš irgi kažkaip tą patį pagalvojau, bandžiau ir save įsivaizduoti ir visą. Na, čia tikrai tokia įkvepianti kalba ir studentus, aš manau, turėtų motyvuoti tikrai studijuoti ir siekti tų, sakykime, atlikti tyriamosius darbus ir įgyti žinių ir vis kažką naujo sužinoti ir tikrai. Ir studentas tiesiog gali įsivaizduoti, kad jisai yra studentas, bet irgi gali, tarkim, patapti dėstytojų, mokslininkų, kad viskas dar tik prieš akis. O iš tiesų tai, jeigu taip jau toksai didelis akademinis pasiekimas, sakykime, kad nes mes kaip ruošiame bakalaurus, tai kas ateina pas mus į magistrantūrą, tai priklauso nuo mūsų pačių, nuo tų, kurie ugdo bakalaurus. Tai va čia sėdi 2 mano dideli pasiekimai. Ir man tikrai labai smagu, kad jūs šiandien kalbinate mane ir aš esu kaip ir studento pusėje atsakinėju į jūsų klausimus, bet tikrai ir Tomai prisimenate, kad atvažiavome į įmonę ir kas buvo daroma. Tai jeigu reikia, jeigu įmonė turi kažkokias problemas, jeigu reikia klausimus spręsti, tai tuos klausimus galima spręsti tyriant, neatsakant, nes mokslinis tyrimas tai yra labai ilgas procesas. Įmonėms dažniausiai reikia atsakymų čia ir dabar, nes jiems gamybos procesas negali nutrūkti ir negali jie laukti. Na, o mokslininkas, jisai gali dienas naktis nagrinėti tą patį klausimą, gali tą daryti mėnesį, 2 mėnesius, gali daryti visus metus. Mes turime tam laiko. Tai labai puikus rezultatas. Baigėte magistrantūrą ir jūs dabar čia. Lygiai taip pat yra su Laura, bakalauro gera studentė. Irgi jinai baigė magistrantūrą ir jinai dabar čia doktorantūroje. Tai va tie tokie tos veiklos, kuri yra ir mokslinė, ir akademinė, ir kaip galų gale studijų programų vadovės, mano toksai, sakykime, kad rezultatas tai yra tie jauni žmonės, kurie ateina pas mus ir lieka, nes kaita turi būti. Turi kažkas ateiti ir pakeisti mus čia jau senai dirbančius. Jeigu kas nors pasiūlytų šiandien pasirinkimą, duotų gerą pasiūlymą eiti į privatų sektorių, ar pakeistumėt savo kryptį? Na, iššūkius mėgstu iš tiesų. Tokio pasiūlymo niekada negavau, tai tikrai sunku atsakyti. Ir tas geras pasiūlymas, tai aišku, turbūt yra mintis apie gerą atlyginimą ar apie gerą poziciją. Nežinau, ką Tomai turėjote galvoje. Tikriausiai tik tą. Ir tą. Tai... Čia kiekvienas supranta, kiekvienam geras pasiūlymas yra visai kiti dalykai. Vienam tai gali būti didžiulė pinigų suma, kitam gali būti labai geros sąlygos, įvairūs bonusai, dar kažkas. Tai aš tiesiog palieku tą apibrėžimą geras, kiekvienam spręsti pagal save. Jo. Tai iš tiesų tiesaus atsakymo neturiu, tai įvertinčiau tą pasiūlymą, bet iš tiesų aš ir čia ne tik dėstau, ne tik tai atlieku mokslinius tyrimus, bet universitete irgi yra įvairiausių visokių veiklų, kurios pastato kitą kartą nelabai patogią padėtį. Ir aš tikrai labai bijau gerų pasiūlymų, todėl kad net ir tie siūlytojai žino, kad aš juos priimsiu. Tai tas toksai, visai nesenai, kelios dienos prieš priėmiau irgi tokį pasiūlymą, tai dar nežinau, kaip jisai išsivystys, gal vėliau kažkada pakalbėsim apie tą pasiūlymą. Tai irgi žinau, kad bus daug iššūkių, bet kodėlgi ne. Iš kitos pusės ta tokia koreliacija ar kolaboracija, kaip pavadinkim, tarp privataus sektoriaus, tarp universiteto ar dar kitų suinteresuotų šalių, jisai toksai pagyvina visą tą tokią inžinerinę visumą, tą tokią sukuria sinergiją, kur vieni kitiems padeda, visi gauna iš to žinių, naudos
įmonėms išsprendžiama kažkokia problema, specialistams ugdoma kompetencija. Tai aš manau tikrai tas labai būtina ir Lietuvoje tikrai ne visos įmonės pasiryžta kreiptis į universitetus, jeigu reikia problemų sprendimo ar pagalbos, ar kreiptis į akademikus kažkokių patarimų ar konsultacijų. Tai vienas ir inžinerijos tandemo tikslų yra, kad pareklamuoti, paskatinti, kad tikrai nėra čia ko bijoti ir reikia bendradarbiauti, reikia siekti to bendro tikslo, bendro augimo, kaip per Lietuvos prizmę pasižiūrėjus. Taip, nes mes iš tiesų visi turime vieną vienintelį tikslą, tą ugdyti jaunąją kartą, nes tiek universitetui reikia studentų, bet universitetui reikia studentų tik tai dėl to, kad tas universitetas egzistuoja, kad yra studijų programos ir kad mes turime tą procesą vykdyti. Tačiau labiausiai tų išugdytų studentų reikia įmonėms, į kurias jie nueis. Tai tiesiog, aišku, dabar tikrai labai yra gražių iniciatyvų ir įmonių, kurios organizuojamos pačių įmonių, kad pritraukti jau ne studentus ir dar netgi ne dvyliktokus, ne gimnazistus, bet mažus vaikus tiesiog rodyti, kaip ta inžinerija atrodo šiandien. Ir tikrai lankant su studentais įmonės, ypatingai lankant pirmakursiams einant į įmonės, jie labai nustemba, kad tokios įmonės egzistuoja čia aplink Kauną, kad įmonėse švaru, įmonėse dirba jauni žmonės, įmonėse daug įvairiausios technikos, daug robotizacijos, automatizacijos, nerankinis darbas ir būtent tam inžineriniam profilį. Tai tik tai labai džiugu, kad jie vis dėlto atėjo ir pasirinko inžinerinės specialybės, o ne išsigando to kažkokio to blogo įvaizdžio. Tai dabar tas tikrai labai keičiasi ir apklausus 24 metų stojimo pirmakursius, jie visi žinojo, kur eina. Jie žinojo, kad jie eina į inžinerinės specialybės, jie žinojo, ko jie nori ateityje ir mane tas džiugina, nes tikrai dar, jeigu žiūrėti, kada aš buvau studentė, kaip mes tikrai neturėjome tokios kažkokios vizijos, kuo aš būsiu užaugęs. O jie jau žino, kad kažkam bus labiau kažkokia dizaino sritis, kažkam bus labiau inžinerinė, kažkas gilinsis į procesus, jie jau žino šiandien. Tai tikrai labai džiugu ir manau, kad čia toksai bendro darbo tiek mokyklos, mes einame į mokyklas su ta žinia apie inžineriją, tiek ir STEAM klasės egzistuoja dabar ir tikrai, kai nuvažiuoji į tas mokyklas, kur tos klasės yra, tai kokį inžinerinį klausimą paklausi ir gauni atsakymą iš tų jaunų žmonių. Tai tikrai labai džiugu, kad tie ateina studentai pas mus į gamybos inžinerijos studijų kryptį, nes turime net 5 programas, tai tikrai galime daug ką pasiūlyti naujam studentui. Man irgi iš ties nustebino, kai buvo KTU Wanted dienos Žalgirio arenai. Jeigu pažiūrėti į 22-23 metus, šiek tiek buvo gal toks laikotarpis, man asmeniškai, kad susidūriau su studentais, kur tokio didelio intereso ir apsisprendimo, ką jie nori veikti, nebuvo. Bet lyginant 24 metus, smarkiai nustebino. Ir žino, kur eis, žino, kokia rinka yra, kokia pasiūla, žino, ką jie moka, ko jie nori. Požiūris į įmonės visai kitoks, toksai, kaip sakant, pagarbesnis buvo atsiradęs, nes aš atsimenu, kaip 21-22 metais ateidavo kandidatai kandidatuoti kažkokios darbo pozicijas, tai jau tas atlygis, tai jau kaip tiesiog pagal nutilėjimą, jau čia be kalbų tiesiog, supratau, o ką jūs man dar pasiūlysit, kodėl aš turiu pas jūs ateiti dirbti, arba atsisėda, sako, papasakokit, ką čia veikiat. Būdavo ir tokių variantų. Tai praeitais metais tikrai labai nustebino, nes ir tie moksleiviai, studentai, jie pažįsta įmonės. Žino, ką jos veikia, jų patys atsiradęs toks interesas ir susidomėjimas. Tai čia aš sakyčiau, kad čia vėlgi tokia bendra veikla vykdoma. Tai tiek universiteto karjeros centras yra įvairiausių tų tokių mokymų, kaip save pristatyti, kaip parengti gerą CV, kaip pateikti save, kaip parodyti, ką tu moki ir kodėl tu čia. Tai tie tokie,
edukaciniai tokie, sakykime, kad edukologija čia mums padeda tą visą pasiekti, kad tikrai studentai yra, aišku, eidami į karjeros dieną, studentai gauna užduotis dabar mūsų. Tai tiesiog vėlgi tos užduotis yra susijęs su tam tikrais studijų moduliais. Ir jie jau eina ten ne tik pasivaikščioti, bet jie jau galvoja apie savo ateities karjerą. Ir eina ne tik paskutinio kurso studentai, bet eina visi. Tai tas toksai irgi, ir ta jau karjeros dienos, tai jau tikrai yra, Wanted dienos, tai yra tikrai puikus ir didelis renginys, kur visi gali tiesiog atsignypti savo kažkokį gabalėlį. Tiek universiteto studentai, tiek moksleiviai, kurie jau girdi, kad ten ateis įmonės, aš dar ne studentas, bet aš galiu dalyvauti, aš galiu nueiti, pasižiūrėti ir renginio mastas kiekvienais metais jisai auga, o tie tokie 21-22 galvoju, dėl ko Tomai taip galvojat, kad čia tie buvo, nes kelios karjeros dienos buvo organizuotos online, nes žinom dėl kokios situacijos, gal tas toksai truputėlį buvo kažkoks toks, sakykime, kad sąstingis tam, nes tikrai visi pragyvenom tą labai keistą periodą ir kažkokios tokios pasiekmes turbūt jos kažkada ir išlys. Tai gal va čia lenda tos pasiekmes, bet šiaip tas toksai susidomėjimas tai tikrai yra didelis. Tai ir lygiai tą patį pastebėjo dalyvavę studijų mugėse, kad irgi jeigu ateina, tai klausia ne tą, kad ką jūs čia man duosit, ar ko čia mane mokinsit. Tiesiog klausia apie programas, klausia apie konkrečias programas, ne taip, kad apie visą fakultetą. Tai tikrai rodo, kad net ir moksleivis, šiandieninis moksleivis jau trupučiuką kažkaip pozicionuoja savo tą ateitį, kažkur jisai linksta. Tai tikrai džiugu. Inžinerija turėtų būti gerose rankose iš tiesų. Tikim, kad yra ir bus. Ir ateitis bus šviesi. Ja. Kaip studijos pasikeitė per pastaruosius kelerius dešimtmečius? Gana toks didelis laiko tarpas, ne? Bet taip, jeigu peržvelgti nuo pat pradžių, kaip jūs studijavot ir kaip dabar yra, nes, pavyzdžiui, aš kaip prisimenu, kaip bakalauro studijavau, tai man labai yra įstrigę tas laikotarpis, nes mokinomės braižyti ranką. Na ir tada atsirado jau toksai eksponentinis šuolis kadinės sistemos, AutoCAD'as, SolidWorks'as, Inventorius ir atsimenu, ateinam rugsėjį, kad ir kompiuteriai. Namuose stovi Windows XP, ateinam į universitetą Windows 7. Ilgai netrukus sekantį kursą jau Windows 8, sekantį kursą ten 8 buvo berods pusę ir 10 ir tik ateini į naują kursą, vis kažkas keičiasi, vis kažkas naujo ir atrodo pradėjai studijuoti, rašydavai ištisus lapus su formulėm, braižydavom ten ištisus tos lapus brėžinius, o baigiam tiesiog su kompiuteriu rankai. Tai kaip iš jūsų perspektyvos, kaip jūs turbūt turit daugiau kuom pasidalinti? Tai iš tiesų dabar Tomas tai taip ir kaip ir apibrėžė viskas, kaip ir pasikeitė, tai aš jau šito neantrinsiu ir tikrai pradžioje jau irgi minėjau, kad kokios tos buvo paskaitos, kokie buvo laboratoriniai, buvo tas toksai tikrai tiesiog nestudijavimo, bet tiesiog mokymosi procesas, galėčiau pasakyti. Tai dabar tikrai to, nežiūrint tai, kad pas mus jau ta kompiuterinė įranga, jinai keičiasi ne dienom, o valandom ir ką mes dabar darom, tai mes to nedarėme gal prieš pusmetį, o ką darysime už pusmečio mes irgi nežinome, tai galų gale dirbtinis intelektas ateina, taip, ateina tos visos techninės mokymo priemonės ir jeigu vėlgi prisimenant tai, kokios mano buvo studijos, tai iš tiesų mano diplomas tai yra inžinierius mašinų gamybos disciplinų dėstytojas. Tai aš jau tada baigdama universitetą, tai mano ne bakalauro diplomas, o inžinieriaus diplomas jau buvo su įskiepiu akademinės kažkokios karjeros. Ir mes tuo metu, vienas iš studijų modulių buvo techninės mokymo priemonės, nes tuo metu tai buvo kas? Buvo lenta ir kreida. Ir tada atsirado grafoprojektorius, kuris galėjo vaizdus perteikti ant kažkokios sienos, ant plakato. Ir tas grafoprojektorių dėdavai tokią plėvelę ir ant jos galėdavai perteikti vaizdą. Ir galėjai rašyti arba tiesiog jau turėti gatavą vaizdą.
Tai jau tokia buvo, tokia studijų metoduose jau buvo tokia pažanga, bet tuo metu mums dar niekas taip nedėstė, tik tai mes mokėmės, kaip galima būtų dėstyti. Tai vėlgi čia toksai turbūt, kad irgi buvo, kaip ir man tikrai patiko tos visos priemonės, buvo labai gal net ir nepatogu pradžioje, tiesiog pakeisti tą tokį požiūrį, kad jeigu tu ateini kažkokį referatą pristatyti, ne šiaip paprastai stovi, bet tau davė grafoprojektorių, tau davė plėvelę, tau davė rašiklį ir tu rašydamas ir visa auditorija mato tavo tą vaizdą, ką tu pieši ekrane. Tai toks tikrai buvo nepatogumas, bet paskui buvo įdomu. Tai jau kaip magistro tezės gyniau, tai jau naudojame grafoprojektorių vietoje plakatų. Nes anksčiau tai reikėdavo brėžinius paruošti, plakatus paruošti, kad būtų vaizdinė priemonė, nes tokių sąlygų nebuvo. Na ir paskui kas? Paskui mes turime PowerPoint'ą. Atsirado PowerPoint'as, tai čia tiesiog, nežinau, ar galima girtis jūsų laidoje, bet jeigu jau čia priejau prie to, tai mano disertacija yra universitete, pirmoji disertacija apginta su PowerPoint skaidrėmis. Tai tuo metu turėjome tik tai vieną projektorių universitete ir jis buvo panaudotas paruošti tas skaidrės. Tai vėlgi buvo labai man įdomu tas skaidrės ruoštis, niekas manęs nemokino, visą tą dariau pati ir aišku tikrai daugiau laiko sugaišau, negu kad pasidaryti plėveles su grafo projektoriu. Tai gynimas buvo toksai, kad kai kurie netgi oponentai mano minėjo, kad dar tokio vaizdo nematėm, kad atvažiuoja struktūra, kažkokia rodiklė rodo, kas toje struktūroje ką reiškia, tai sakė, mes neturime klausimų, nes čia labai jau daug to vaizdo. Aišku, klausimų buvo ir nemažai, tačiau tai netgi per tokį asmeninį tokią patirtį nuo grafoprojektoriaus, paskui į PPT prezentaciją, kuri buvo naujiena tuo metu ir galų gale tas projektuojamas vaizdas ekrane. Tai visą tai tiesiog aš perėjau per savo tą visą akademinę karjerą. Ir dar toksai irgi labai sakyčiau, kad pastebėjimas, minėjome karantiną ir prieš visą šitą COVID situaciją buvo tokių minčių, kad reikia skaitmenizuoti kursus, reikia kažkokį kursą paruošti, kad jisai gali būtų dėstomas nuotoliniu būdu. Na ir kažkaip neatsirado tų tokių dėstytojų, kurie norėtų imtis iniciatyvos tą paruošti. Tai COVID'as padarė taip, kad mes visi pasiruošėm, ne vienas kursas, nes taip jau sakė, kad vienas kursas per fakultetą bent jau, kad kuris būtų paruoštas vykdymui nuotoliu. Tai ką reikia? Reiškia, visas tas prezentacijas sudėti, reikia išmokti tas Zoom'o ar Teams'o kažkokias aplinkas. Na ir jisai buvo toksai visą laiką opus klausimas. Ir per 2 savaitės tas klausimas dingo, nes visi išėjom į nuotolį, visi padarėm ką galim geriausia, tai galų gale taigi buvo vykdomi ir laboratoriniai darbai per Zoom platformą, tai pačiai teko eiti į laboratoriją, dirbti su meistrais per COVID, nufilmuoti visus procesus, kuriuos mes norime rodyti, visus matavimus, kurie atliekami su tikraisiais objektais. Ir dabar tos visos priemonės puikiausiai yra naudojamos kaip mokymo priemonės, nes anksčiau to tiesiog poreikio nebuvo. Tai ta situacija mūsų, aš sakyčiau, kad labai daug ko išmokė, mes tokie tikrai pasidarėm lankstesni ir pereinant, sakykime, kad į Moodle kursus, ta visa skaitmenizacija Moodle kursų, tai irgi dalyvavau tam projekte, nes pasakė, kad yra galimybė, tai tikrai darbo reikalavo visą Moodle kursą paruošti tokių pagal tuos visus reikalavimus, bet dabar jisai tikrai interaktyvus, tikrai manau, kad studentam įdomesnis. Per patį karantino laikotarpį, tai aš irgi buvau bakalauro studentė ir kaip tik visą tą tiesiogiai teko patirti iš studento pusės, tai tikrai viskas labai greitai į tą virtualią erdvę perėjo ir tie laboratoriniai darbai ir viską išmokom ir sakyčiau, kad toks kaip ir, sakyčiau, ne kokia situacija, bet atnešė iš kitos pusės ir gerų dalykų. Taip, jinai tikrai labai daug ko mus išmokė, taip tiesiog nesakyti ne, kad kažkas negalima visų pirma. Ir žinoma, kad visi tada atsirado ir gebėjimai tą daryti, nes tuo metu, kai buvo siūlymas, tai liktai atrodo, kad to darbo yra šiek tiek per daug. Taip, situacija pamokė mus.
O kai jau reikėjo, tai nebuvo tiek daug, viskas jau turėjo būti padaryta laiku ir būtų galima pradėti studijuoti nuotoliniu būdu. Man kažkaip neteko garbės išbandyti nuotoliu tokių studijų su laboratoriniais, bet gavau progą pasimokinti iš tos pusės, kaip naudojamas priemonės. Tas pati kamera, tos, sakykime, daugiakampis vaizdas. Man kartais tenka vesti neformalius mokymus jau specialistams tam tikrose srityse. Ir aš irgi bandau pritaikyti va šitos principus, kaip rodyti tam tikras priemonės, įsijungus kitą kamerą, kažkokias matavimo priemonės ar dar kitoks, jeigu modulis. Tai aš pasimokau iš tokios vietos, o pačiam sudalyvauti tai neteko kaip studentai tokiuose mokymuose. Tai kad gerai, kad nebuvot toje situacijoje. Magistro studijas turėjai kaip ir mišraus būdo, tai galima sakyti, kad kažkiek patyrė. Teorinių mokymų patyriau, ja, bet iš tų laboratorinių tai neteko. Čia gerai Laura užsiminė, taip, taigi tas studijos, magistro studijos, jos nebuvo tokios prieš tai, jos buvo paskaitos ir visi užsiėmimai kontaktų. Na, o po COVID-o tokia situacija, vis tiek žinant, kad magistrantai yra užsiėmę ir dažniausiai dirbantys žmonės, tai tikrai labai puikia galimybė dirbantiems magistrantam prisijungti prie studijų ir jas tiesiog tęsti. Taip, iš mūsų pusės žvelgiant, tai tikrai tas buvo labai geras palengvinimas ir buvo lengviau viską suderinti. Taip. Aš manau, pirmai daliai aptarėm tikrai labai daug naudingų dalykų, įžvalgų ir tikrai puikios istorijos. Ir nesakau, kad čia ir baigiam, tikrai keliausim į antrą dalį. Mums tai bus visiškai netrukus, jums žiūrovai tai bus dėja sekanti savaitė. Taip kad susitiksim antroje dalyje. Ačiū. Iki.